sultinga, puikiai iškepta, aišku. Aš pirmą kartą tokiam. Tarp mašinų Rolls Royce'as. Iškepam pakankamai, kad neblogai gyventumėm. 100 eaters. Sveiki visi, su jumis ir vėl 100 Eaters. Ir jo, prieš kelis mėnesius buvau su savo kompanija, su savo draugais Ispanijai. Ir buvom išnuomavę apartamentus per Airbnb. Ir tuo metu Airbnb hostas mums aprodinėjo apartamentus, išėjom į balkoną ir parekomendavo kelias vietas, kurias reikėtų aplankyti. Sako, over there, really good tapas. Over there, muy bien cocktails. And over there, really good mu. Holy cow! Tai būtent apie mu ir bus šiandienos epizodas. Ir žinoma, aš šneku apie jautieną. Ir žinoma, aš šneku apie Bon Chop. Taip kad, chop chop, let's go. Pažiūrėkit. That's a motherfucking sign. That's a motherfucking sign. Na ką, Bon Chop. Šiandien yra labai speciali diena. Mes esame mano mėgstamiausiam steakhouse Vilniui. Ir yra ypatingai speciali dar tuom, kad mes šiandien turim visą accessą jų virtuvę, jų mėsą ir taip pat net turėsim tarti žodį su jų founderiu ir įkūrėju, kas man yra labai labai įdomu. Sveiki. Sveiki. Šitas, sakykime taip, restoranas, baras, jo pradžia buvo mėsos parduotuvė. Mėsos parduotuvė ir šiek tiek degustacinio meniu ant mūsų mažo griliaus, degustacinio meniu klientams, kad susipažinti su mėsa, kurią prekiaujame. Bet laikui bėgant, pamatėme, kad žmonėms labiau patinka pas mus mėsą valgyti negu pirkti. Tai taip po truputį iš mėsos parduotuvės ir grill baro tapome grill baru ir mėsos parduotuvė. Super. Ta pati istorija ir sukūrimas Bon Chop. Kas motivavo jūs sukurti va tokį restoraną, sakykime, žengti tą pirmą žingsnį? Tai irgi yra tokia, kaip, nežinau, niekada neplanavau apie restoraną. Sakant. Tai jisai gimė visai atsitiktinai. Nes, vėlgi sakau, mano pradinis verslas buvo ne su mėsa, bet tai buvo su didmena mėsos. Ir palaipsniui pamatėme, kad tai klientus labiau domina čia vietoje valgyti, nes čia pas mus visai kitas konceptas buvo, visai kitaip įrengta buvo pačioj pradžioj. Čia buvo nedidelis baras, prie šitos sienos padarytas ir čia, tas bariukas, viskas. Ir daugiau čia nieko nebuvo, ten nebuvo nei tos restorano salės, nei nieko. Tai vėliau viskas po truputį virto į restoraną ir kadangi pamatėm, kad žmonėm patinka mūsų produktas, kad patinka, ką darom, patinka, kaip darom, tai ir nusprendėm padaryti kaip labiau į restoraną. Super. Tai jūsų toks pirmas restoranas vis tiek. Nu tai, bet aš turiu pasveikinti, aš kiek žiūrėjau, kad jūs atsidarėt 2016, taip? Jo. Tai jau 8 metai versle ir tikrai manau, kad neplanuoti užsidaryti niekada kitu metu. Ne. Tai galbūt va irgi tuomet tvarumas ir, sakykime, paslaptis, kaip jūs sugebėjot va taip pristaikyti prie visokių skirtingų ekonominių, sakykime, krizių ir ne tik, bet šiaip, kaip verslui išlaikyti? Tai šiaip tai buvo ir sunkesnių periodų, ypač pradžioje, kai žmonės nelabai suprato, kas mes, kodėl kainos pas mus tokios aukštos. Tai taip, buvo sudėtinga ir sunku pradžioj. Bet kažkaip tai iškentėjom, išlaukėm to laiko ir vėliau po truputį įsivažiavome ir pradėjome dirbti. Tai tikrai nėra vienintelis steakhouse, sakykime, Vilniuje, Lietuvoje, bet kas jūs išskiria? Kuom Bon Chopas yra unikalus, kaip, sakykime, restoranas? Sakyčiau, pagrinde tai yra, jokios didelės paslapties nėra, labai aukštos kokybės mėsa. Tai vienintelis dalykas, kuriuo mes išsiskiriam. Aišku, išsiskiriame, kad pas mus nėra kiaulienos, nėra paukštienos, nėra žuvies, bet tai čia nėra jokie nei
Čia nėra priežastis nei jokių religijų, nei jokių įsitikinimų, ten, nei kažkokių tai nereikia ieškoti, kodėl taip yra. Yra kaip yra, nes mes taip nusprendėme, kad pas mus bus tik tai jautiena ir šiek tiek ėriuko. Pagalvojom, kad toks bus konceptas ir kol kas mes jo nesiruošiam keisti. Labai gerai. O kalbant apie tą aukštos kokybės jautieną, tai galit biškai papasakot, nežinau, bet biškai daugiau apie iš kur jūs ją perkat. Spėjau, kad lietuviška. Nebūtinai, aišku, vagių mes turime iš turbūt ne Lietuvos, bet taip, kas yra aukšto lygio jautiena? Šiaip lietuviškos jautienos praktiškai vitrinoje pas mus nėra. Tikrai nieko prieš neturim prieš lietuvišką jautieną ir tikrai yra puikių augintojų, puikių gamintojų, kurie pagamina labai puikią jautieną. Bet taip susiklostė istoriškai, kad aš visą laiką dariau verslą mėsos su užsienio kompanijomis, mes pirkdavom mėsą ne Lietuvoje, mes pirkdavom mėsą Amerikoje, pirkdavom mėsą Pietų Amerikoje, pirkdavom mėsą Europos šalyse ir eksportuodavom vėliau po visą pasaulį šią didmeną. Dėl to ir susiklostė tie tokie ryšiai ir santykiai su tiekėjais, su mėsos pardavėjais ir todėl mes su jais dirbom ir po šiai dienai, sakant. Tai perkam aukštos kokybės jautieną, praktiškai prime kategorijos tik tai, mes neperkam pigios mėsos. Tai todėl atitinkamai ir kokybė jos yra aukšta ir yra geras skonis. O kaip kalbant apie pačią skonį, ar turite mėgstamiausią patiekalą? Arba mėsos jautienos dalį, mėgstamiausią steikiuką? Šiaip mano, asmeniškai mano. Čia yra labai toks subjektyvus reikalas. Man labai patinka sauso brandinimo. O jūs pats jautienos daug valgot? Ne, sakyčiau, ne. Kaip, anksčiau valgydavau labai daug, dabar šiuo metu savaitę porą kartų. Tai normaliai, man šiaip įdomu. Per dieną kiek steikų iškepi? Gerai, per dieną, jo. Ne, per savaitę, nes diena nelygų dienai. Bančiopė. Mums reikia išuočių. Bet, ne, šiaip tai jo, reikia paskaičiuoti. Kažkaip net nesusigalvojom, neskaičiavom. Labai įvairiai praktiškai būna, kad tenka iškepti ir 100 steikų. Būna, kad tenka iškepti ir 10 steikų. Iškepam pakankamai, kad neblogai gyventumėm. Tai galvoju, iškepsim taip. Iškepsim tada flank steiką vagyų. Okay. Čia yra šlapio brandinimo. Ir iškepsim tada sauso brandinimo. Yra Zimmentalis. Tai sausai brandintas 30 dienų. Labai gerai. Tai, o čia yra vagyų flank steikas, bet vagyų gyvuliukas augintas ne Japonijoje, o vagyų augintas Australijoje ir čia yra kategorija F1. F1 tai yra kategorija, kai yra 50% vagyų veislės. Svartau. Ir 50% yra arba Zimmentalis, arba Angusas. Gerai. Nekantrauju paragauti? Labai įdomu bus paragauti. Jų jautienos, aišku, esu čia buvęs. Tikrai mėgstu šią vietą, žinau, kad jie tikrai neprašaus. Bet jo, taip pat patinka labai kaip čia skaba, man primena Rocky Balboa. Šiek tiek norisi pasisparinguoti, bet nesisparinguosiu, nors norėčiau. Oi, nebanoj. Tai va, let's go. O kaip norit, kad iškepta būtų? Medium rare, jeigu pasako. Jo, kaip, žinot, taip, kaip turi būti. Aš pat noriu jums patikėti visas... Jo, geriausia padarysim taip, kaip turi būti. Būtent, manau, kad... nes mūsų kolega Dovydas šiaip minėjo, kad jisai sako apie šiandien. Net nežinau, ar esu valgęs steiką, normalų tokį. Tai aš sakau, Dovydai, šiandien bus puikiai proga paragauti ir pamatysi, kaip viskas vyksta. Gerai, tvarkoj. Tai šitą garnyrui rekomenduočiau mėlyno kopūsto salotų. Super. Ir marinuotų daržovių. Labai gerai. Tai yra dujinis grilius su lavos akmenimis. Wow. Ir gaunasi tada kepimas. O koks čia karštis maždaug? Čia labai karštas. Čia karštas, čia šiaip tai, jisai nėra labai tolygus, bet vietomis iki 400 laipsnių. Okay. Aš pasilgau jautienos, jau daug laiko sakiau, kad kaip aš noriu steiko. Bet vis kažkaip to savo kreivingo neišpildau. Tai šiandien yra šventė. Kaip ir kiekvienas mūsų filmavimas, pats žinai, yra šventė, maisto šventė.
kai restoranai gali apie save pašnekėti, pristatyti save, pasigirti savo pasiekimais, savo sėkmėm. Man labai yra džiugu tą platformą jiems suteikti. Ir mano iš vis tikslas su visais šitų projektų dar kartą pasigryninau savo, kad jeigu restoranai, kuriuose aš filmuoju, lieka patenkinti mūsų turiniu apie juos, man tai yra pergalė, man tai yra laimėjimas. Ir šiandien, kaip matot, nelašo, negeriu. Kažkaip supratau, kad sveikata yra numeris vienas prioritetas man šiuo metu. Ne, tikrai žinau, kad net vyno nenoriu, net nieko nenoriu. Kavos atsigeriu ir man dar geriau iš tikrųjų. Iš viso, blaivi vasara, davai Šaika. Blaivi vasara, laiminga vasara, džiaugsminga vasara. Svarbiausia, prižiūrėkit savo sveikatas. Čia yra numeris vienas dalykas. Nieks čia netiks džiaugsmo, jeigu mes būsime sveiki. Tai prižiūrim savo sveikatą šią vasarą, sportuojam, bėgiojam. Nuo erkių pasiskiepijam, maldauju. Eisim dabar į apačią, nes čia pasirodo yra ir rūsys. Gal filmuoti nelabai reikia. Galim užeit? Galima. Eik tu savo, pažiūrėkit. Čia yra saunos priešingybė. Esam šaldytuve. Wow. Aš pirmą kartą tokiam. Super. Vienas iš, gali būti klausimų, kodėl čia dabar mes tą mėsą palaikom vandenį, pašildom ir kodėl dabar mes ją laikom vandenį. Tai čia mūsų rekomendacija yra prieš kepant mėsytė turėtų būti kaip minimum arba kambario temperatūros, arba šiek tiek šiltesnė. Kodėl? Todėl, kad jinai tolygiau iškeptų, kad nereikėtų jos per daug deginti. Druską dedam po to ar ant grilio? Druską dedam po to, nes tai vėlgi yra įvairių teorijų. Ta prasme, viena teorija yra, kad jeigu druską dedam iš karto, mėsytė turi daugiau skonio, bet mes laikomės tokios teorijos. Druską padedam iš karto prieš kepant pabarstom, tai druska iš mėsos traukia drėgmę. Taip. Oh my god, opa. Tai čia skaitosi medium rare šitas, taip? Čia jo, čia medium rare. Super. Nu ką, čia mes turim ribajų. Sauso brandinimo ribajų iš Vokietijos. Taip. Sultinga, puikiai iškepta, aišku, dūmo skonis stiprus yra, žiūri gerai. Ir čia mes turim flankas. Čia jau, kad prieš gryną reikėjo. Jeigu puikiai iškepęs. Biškai tankesnis, aišku, stresnis. Taip. Nes vis tiek tai yra pilvo dalis, jinai tokia ir turinti daugiau skonio, bet tuo pačiu ir yra labai minkšta, nes todėl, kad tai yra vagių, tai yra šiek tiek yra kitokia genetika. Aš gal tik truputį daugiau druskos užsimėsiu. Čia druska, taip? Čia kažkokia speciali druska? Su čili. Su čili. Čia yra ispaniška jūros druska su čili pipiriuku. Ispaniška jūros druska su čili pipiriuku. Iki detalių, bet vėlgi, bančiop iki detalių. Mažiausias detalės, kurios turbūt padaro jūs tokia jau prestižinė vieta, geras. Viską įbasiu. Net nežinau, kuris man patinka labiau. Bet su kiekvienu, sakykime, kasneliu keičiasi favoritai. Prieskoniavimui naudojame tik tai pipirą iš Kambodžos, iš Kampot regiono. Tai pipiras iš Kampot regiono, tai praktiškai būtų tas pats, kas, daleiskim, tarp mašinų Rolls Royce'as. Tai čia niekiek neperdedu. Čia yra skaitosi vienas iš geriausių pipirų pasaulyje. O kuom? Kodėl? Kuom tas regionas toks? Skonis, jisai ypatingai kvapnus, ypatingo skonio. Ir kur yra Kampot regionas? Kambodža. Jesus. Va čia tai importas.
Jūs paimkit, jį pauostykit ir paragaukit, grinai vat vieną, pauostykit jo. Labai stiprus kvapas. Toksai kažko mėtą primintų, toks labai gaivus iš to tam profilį, nežinau. Paragauti tiesiog taip? Jo, galite grinai paragauti. I've done this before. Aitrus. Labai aitrus. Ir jis toksai, turintis daug skonio ir kvapo ir skonio, tai vat vienu žodžiu jisai, ta prasme... Ferraris, ne? Tikrai ne Santa Marija. Meat sweats. Tai va, man atrodo, man grėsia tas, kas paliko didžiausią įspūdį šiandieną. Pirmas, aišku, yra pati jautiena, bet sezamo padažas buvo kažkas tokio. Aišku, taip pat yra raugintos, čia spėjau, marinuotos, raugintos, daržovės, tai kalafioras, svagūnas ir obuolys. Viskas sukomponuota iš detalių. Iš mažų detalių, kuriomis matome, kaip Bonchopas didžiuojasi. Ir aš skatinu visus restoranus taip pat didžiuotis savo tokiom detalėm, savo unikalumais. Po šio epizodo, kaip ir po visų, iš tikrųjų, jaučiuosi įkvėptas ir labai džiaugiuosi, kad mes turime tokias vietas Vilniuje. Tai Bonchopas, super, Clean Plate Club. Ačiū labai komanda, kad mus priėmėt, buvo labai linksma su jumis pašnekėti. Ačiū, kad užsukot. Tai dar tikrai, manau, kad pasimatysim, aš noriu paspausti ranką jums, ačiū jums, jūs tikrai labai profesionaliai viską šnekat, taip pat mano mėgstamiausias šefas Vilniuje. Ateik čia, malašis. Ačiū labai. Ir jo, puikiai vieta, rekomenduoju užsukti, pasimatom. 100 Eaters out. 100 Eaters.